Man be galo džiugu, kad Mokslo akademija tęsia šalies demokratizavimo tradicijas. Mes žinome, kai buvo iki nepriklausomybės, visgi kur pro geležinę uždangą prasiskverbdavo laisvas žodis. Ir aš įsitikinęs, kad tokia diskusija, kada praktiškai iš akademijos iniciatyva išėjo, kad tokios diskusijos tęsis. Aišku, savaime diskusijai niekas nebus įspręsta, bet visgi mano supratimo diskusijas protina tautą, kad visgi likimas yra visų žmonių būtent rankose. Aš, kadangi studijuoju ne tik Lietuvos, bet aplamai kultūros istoriją, visi žino, kad yra stiprios valstybės, yra monotautinės valstybės. Stiprios valstybės, ten, kur nėra didžiulė būtent atskirtis. Stiprios valstybės, kuriuose revoliucijas kuo rečiau būtent vyksta. Mes žinome, tokias Skandinavijos šalis, ten niekad revoliucijas nevyko. Kodėl? Kad monarchai suprato, kad ne jie yra simbolis ir ne jie Dievo ten patikėtiniai žemė, bet tauta sprendžia. O ten tose šalyse, kur galvojama, kad mes atėjom ar teisėtai ar neteisėtai į valdžią, darosi visiškai kitaip. Kas mane būtent jaudina, ne tik dabar, bet visą laiką. Mes žinome Sąjūdžio programą. Mes būtent siekėme, kaip žinome, vienas iš pirmųjų būtent Sąjūdžių tikslų buvo ir dar iki nepriklausomybės buvo priimtas kalbos įstatymas, buvo visa priimta ir paskui aukščiausia taryba, kuri dabar kas pradeda vadinti atkuriamųjų Seimo, buvo priimtos pagrindinės kultūrinės nuostatos. Dabargi mes žinome, aš nenoriu kritikuoti vieną ar kitą partiją, bet visgi aš negaliu nutylėti, kai aš, pavyzdžiui, dabar vartau tokį žurnalą, kuris vadinasi Naujasis židinys. Kai aš naujo židinio 5-6 numerį skaitau, kad kūriama iniciatyvinė grupė, kuri ir taip vadinasi, stabdyk lietuviškumą. Čia ne sarkatiškai pastatyta, bet kad lietuvių kalba, tai yra senstelėjusi, kad labai daug čia trūksta žodžių, su lietuvių kalba negalima vystyti mokslo, kad civilizacijos, tai daug kalbiškumas. Mes žinome, kad mes visą laiką, kai priešinamasi daug kalbiškumo, kad visgi yra gimtoji kalba svarbiausia, dabar atsisakoma šitom. Ir kas to judėjimo paradininkas yra vienas iš ideologų? Tai Mantas Adomėnas, konservatoriai, arba kaip vadinasi Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos Vilniaus miesto būtent šitas lyderis. Partija, kuri išsirutuliavo į Sąjūdžio, kurios pagrindinis tikslas buvo įsaugoti, ugdyti nacionalinę valstybę, šita partija dabar, aš nekalbu apie partiją, bet atskiros jos ideologas visiškai išduoda lietuvių tautos būtent interesus. Iki kiek mes galime smukti. O čia yra vieni būtent galvoja, kad vien tik pinigai lemia. Emigracija, labai gerai, mes girdime liberalus, kaip kalba liberalai, labai gerai, kad tai pas mus atvažiuos kiti, ten bus pigi darbo jėga, pigesnė, ir taip Lietuvos ūkis atsigaus. Tada kyla klausimas, kad mūsų jaunimas išvažiuoja, o mes dabar agituojam, kad šitą vietą užimtų kažkas tai kiti. Aš iš literatūros žinau, pokario metais Lietuvoje buvo toks gubernatorius, pirmasis Suslovas, kuris pasakė, Lietuva būdit bez litovcov. Lyg tada visų šiurpino, mes dabar praktiškai programą. Ir dabar, kaip aš žinau, kas tai yra švietimo reforma, aukštojo mokslo, čia yra daug sėdinčių žinančių, kas tai yra. Reiškia, praktiškai lietuvių sąmonės išplovimas. Mūsų inteligentijos studentų išvarimas. Ir dabar, žinau, kas būtent tą liberal programą vykdė, tai mes matome užnugarį stovi tas pats Adomėnas, ten Stepanavičius ir kiti. Vat mes tada ir kyla klausimas, kur mes toliau nueisim. Ar mes po 20 metų čia lietuviškai kalbėsim, ar mes kalbėsime kitą kalbą. Čia vat yra pagrindinė problema. Dėl to kyla klausimas, ar stabdyk lietuviškumą, ar stabdyk šitą marazmą, kuris pas mus atsirado, kurių pagrindinis tikslas
Pinigai nekvepia. Kas duos tos pinigus, kas gali nupirkti, mes viską galim parduoti, išparduoti ir panašiai. Ir tada kyla klausimas, vargant ko mūsų žmonės liejo kraują, žuvo, sąjūdiečiai kraujo neliejo, bet iki to buvo, kuris sėdėjo kalėjimuose, kad dabar, kurių dėka susiformavo dabartinė valdžia išduoda būtent tuos būtent žmonės, dėl kurių dėka jie atsidūrė valdžioje. Jeigu imsim istoriją, labai dažnai tai pasitinka, ne tik Lietuva čia nėra išimtis. Mano supratimu, vienas dalykas, kurį galima, tai visgi dabar visuomeniniai judėjimai, aš labai skeptiškai žiūriu visuomeninius judėjimus, nes jie jokios atsakomybės ir nieko. Tegul visuomeninis judėjimas partijos, nes demokratinės sistemos pagrindas tai yra partijos, daugiapartinė sistema. Ir dabar tik vienintelis kelias stiprinti partijas. O kaip stiprinti? Čia kiekvienas turime šitą pagalvoti, aš kitų būtent kelio nematau. Ir partija turi atstovauti, ne vienas sakyti, nesvarbu, ką žadėjau prieš rinkimus, bet tokių lyderių, kurie taip sako, kad tai nesvarbu. Žmonės turi jausti ir už juos nebalsuoti. Tokiu būdu aš siūlyčiau, pavyzdžiui, ateityje akademijos salėje suorganizuoti diskusiją, kaip Lietuvoje pasiekti, kad Lietuvoje būtų tikra daugiapartinė sistema, o ne miglota daugiapartinė sistema. O čia mano supratimas, tada per partijas mes ir galėsime tapti šeimininkas. Nesvarbu, kad aš nepriklausau partijai, Justinas taip pat nepriklausau partijai, bet partijos turi išgirsti žodį. Jeigu partijos galvoja, kad nuo žmonių niekas nepriklauso, kad galima vieną žadėti, kitą daryti, ir aš visgi įsitikinęs, kad akademija kaip buvo ir taip toliau bus šitų idėjų generatorė. Ačiū už dėmesį.